Dabar kitas dalykas, kas yra sėkmės rato dalis, tai yra kontrolė. Tai ką labai dažnai pastebiu pas save ir kur yra vienas didesnių sunkumų lieknėjant, keičiant gyvenimo būdą, kas liečia mitybą, tai yra kontrolė ir tai yra vidinis dialogas. Labai dažnai kas atsitinka, kai numetame tam tikrą kiekį gramų ar kilogramų, ar kai atsitinka kažkas džiaugsmingo ir taip toliau, mes galvoje labai dažnai pradedame derybas. Aš savyje vadinu, kad gyvena velnias, aš jį vadinu savo velnę Raimondu. Ir kai tik atsitinka bet kas, blogas oras, geras oras, proga švęsti, proga liūdėti, kažkoks pasiekimas, kažkokia pagunda, Raimondas, mano vidinis velnias, visada pradeda darbą. Ir jo darbas yra įtikinti mane pasirinkti tokį maistą ar tokį dalyką, kuris man yra nenaudingas. Ir kai nėra aplinkinės kontrolės, labai dažnai tas velnias ir nugali, nes mes labai dažnai gyvename tiesiog autopilotę. Ir su Sonata jį labai dažnai tą pabrėžė, kame buvo iš tiesų puikus dalykas mums dirbti kartu. Tai yra, kad tas faktas, kad jinai man yra atskaitinga, jinai man turi siųsti kasdien savo svorį, ką valgo. Ir labai nuoširdus mūsų bendravimas yra ir buvo. Ji būtent tai, kad turi kontrolę ir atskaitomybę, man žino, jog jei kažką pavalgys, aš viską matysiu. Būtent tai buvo vienas iš dalykų, kas jai labai padėjo tą velnio vidinį balsą iš tiesų sumažinti, nuslopinti ir pradėti ignoruoti. Tai labai yra gerai šalia turėti atskaitomybę. Aišku, geriausiai idealiu atveju, kai ta atskaitomybė yra mums patiems prieš save, bet Sonatos atveju ir labai daugeliu kitų klientų atveju labai padeda tas asmeninis, kasdieninis bendravimas ir atskaitomybė man, nes nesinori teisintis, nesinori parodyti blogus rezultatus, nesinori nuvilti ir visi šitie jausmai tampa stipresni negu velnio pagunda, negu būtent tas vidinės dialogas, vidinės dėrybos. Ir taip, kas liečia kontrolę, labai svarbu yra mokintis emocijas spręsti gyvenimo veiksmais, pokalbiais su žmonėmis, o ne maistu. Nes maistas mes galvojame, jeigu mes liūdime ir suvalgysime bandelę ar tortą ir pradėsime jaustis geriau, tai yra netiesa, nes mes suvalgome ir pradedame jaustis netgi blogiau, o pagrindinė problema, dėl ko atsirado ta emocija ar noras patenkinti tam tikrą emociją, tampa neišspręstas. Tai irgi to labai dažnai mokinamės dirbdami kartu su klientais.